Darbotvarkės klausimas dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti. Gerbiama Kamaraitė, prašau. Jums pateiktas sprendimo projektas dėl 7 milijonų litų paskolos ėmimo. Investicijų ir ekonomikos departamentų direktorius kreipėsi su prašymu apmokėti 2011 metais už atliktus ir planuojamus atlikti iki metų pabaigos darbus. Kadangi savivaldybės šiuo metu neturi laisvų finansinių išteklių, nutarta kreiptis į tarybą su sprendimu dėl paskolos ėmimo. Pagal galiojančius teisės aktus, tai yra savivaldybių skolinimosi taisyklės, savivaldybės gali skolintis lėšų investicijų projektams įgyvendinti, neviršydamos nustatytų limitų. Savivaldybių skolinimosi limitus kasmet nustato Seimas, tvirtindamas valstybės ir savivaldybių biudžeto finansinius rodiklius. 2011 metams nustatyta, kad savivaldybės skola negali viršyti 40% nuo savivaldybės pajamų, atminusavus specialias tikslinės dotacijas skiriamas savivaldybei ir bendrosios dotacijos kompensacija, kuri yra grąžinama į valstybės biudžetą. Taip pat toms savivaldybėms, kurios vykdo projektus finansuojamos ES arba kitos finansinės paramos lėšomis, limitas yra padidinamas dar papildomai 30%. Jeigu taryba pritartų ir savivaldybės administracija sausio 1 dienai paimtų 7 milijonų litų paskolą, tai šiai datai savivaldybės skola sudarytų 45,3%. Tai yra, limitai nebūtų panaudoti, į limitus kol kas telpami. Šiuo metu savivaldybė turi paėmusi 99 milijonus 500 tūkstančių litų paskolų. Įvertinus paskolų grąžinimą ketvirtame ketvirtyje ir 7 milijonų planuojama paimti paskolą, sausio 1 dienai paskolos sudarytų 101 milijoną 500 tūkstančių litų. Prašau pritarti sprendimo projektui, kadangi sprendimas neprieštarauja jokiems teisės aktams, o lėšos yra reikalingos investicijų projektams įgyvendinti, kurie yra tęstini ir kuriems trūksta lėšų. Aš iš pristatymą aš tik norėčiau galbūt jūs papildumėt, ir aš galiu pasakyti, kad yra gauta ir klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus išvada. Ir jos galbūt paskaitysiu pačią paskutinę pastraipą, kad planuojama 7 milijonų paskola 2011 metų 40% leistina metinio paskolų limito ir papildomai 30% ES finansuojamis investiciniams projektams paskolų limito neviršyje. Visi tą pažymą skaitėte ir tiesiog primenu. Taip, Marijonas Bernas, prašau klausimas. Į limitus telpame, bet prašau pasakykite, kokią sumą dar galėtume skolintis? Kol kas dar nesame gavę paraiškų investicijų projektam finansuoti ir įvertinę poreikį, žinodami biudžeto apimtį 2012 metų, būtent tos dalies, nuo kurios galima skaičiuoti skolų limitą, manome, kad galėsime skolintis apie 20-25 milijonus. Ir to matomai pakaks kitų metų investicijų projektams įgyvendinti. Ačiū už atsakymą, Valerijonas pasižymėjo, matyti. Prašau, prašau. Titovas. Kokiams būtent investicijos projektams siūloma panaudoti 7 milijonų litų kreditą? Investiciniam projektam, kurie yra vykdomi 2011 metais, kurie yra baigiami arba tęsiami ir yra poreikis apmokėti šiais metais jau atliktus darbus. Investicijų projektai yra pateikti tvirtinant biudžetą, direktoriaus įsakymų yra paskirstyta pagal objektus, jų yra daug, apie 30, šiuo metu aš sąrašo neturiu.
Jums gali pasakyti investicijų departamentas konkrečiau, kuriem projektams trūksta lėšų atliekant papildomus darbus, kurie buvo nenumatyti įgyvendinant su ES finansuojamus projektus. Tie darbai yra privalomi atlikti, kadangi dauguma švietimo įstaigos yra renovuojamos iš pagrindų, yra dalis darbų, kurių negali finansuoti ES, tai yra netinkamos išlaidos, bet siekiant užbaigti šios objektus, savivaldybė turi prisidėti savomis lėšomis. Aš manau, neatsakytas į klausimą, aš noriu užduoti antrą. Kodėl taip sutiko, kad kaip mes planavom 2011 biudžetą, kad užtenkant mums pinigų? Biudžetą mes planavome taip, kokios metų pradžioje buvo paraiškos. Papildomi darbai atsiranda vykdant darbus. Galiu paminėti vieną iš tokių objektų, pavyzdžiui, vaikų darželis Obelėlė, apie 1,5 milijono skiria ES ir dar 0,5 milijono reiks nenumatytiem darbam, kuriuos privalome atlikti, kad po to vėl iš naujo nereiktų griauti darželio, vėl kirsti sienų, vedžioti laidų, priešgaisrinės apsaugos ir taip toliau. Yra du būdai, arba užbaigti ir po metų vėl griauti, arba padaryti iškart ir negrįžti prie šio objekto. Tokių objektų yra keli ir ypač tai yra švietimo įstaigose. Ačiū labai, jūs kaip profesionalus statytojas, statybininkas. Nu taip, turi būti viskuo. Supratom, ar turite dar klausimų pranešėjai? Klausimų nematau. Ačiū pranešėjai. Ar yra norinčių pasisakyti šios svarstamų klausimų? Gerbiamas Titov, prašau. Gerbiami kolegos, manęs visiškai netenkina tai, kaip Klaipėdos miesto taryba priimame sprendimą dėl milijoninių kreditų. Mano manimu, kiekvienas tokio pobūdžio projektas turi būti konkretus. Jei kalbėti konkrečiai apie šį projektą, tai mūsų pritarimo pasiekoje politinio finansavimo prioritetų paskirstymas bus perduotas valdininkams. Mūsų miestą valdo ne politikai, bet valdininkai. Todėl kreipiuosi į jūs, gerbiami kolegas. Pagaliau padarykime tvarką miesto valdyme vadovavimusi demokratijos principais. Jeigu 7 milijonų litų kreditas yra būtinas, mes turėtume aiškiai nuspręsti, kokiems projektas bus skirtos šios lėšos ir kokia bus nauda iš to klaipėdiečiams. Todėl siūlau šį projektą parengti taip, kaip tikslingai projektai būtų detalizuoti. Taip pat siūlau nagrinėti šį projektą tuo metu, kaip bus svarstamas Klaipėdos miesto biudžetas 2012 metams. Supratom. Kas dar nori pasisakyti? Daugiau norinčių pasisakyti svarstamų. Gerbiamas Lupeika, prašau. Būsiu nepopuliarus ir galbūt saviškių tarpe, bet man ramus ponios Kambraitės pristatymo tonas ir išsamus aiškinimas nuteikia gerai. Galima sakyti, limito neviršinam ir aš noriu pasakyti, kaip visa Lietuva, taip ir Klaipėda gyvena. Limito neviršyja Lietuva ir reikia gyventi, reikia pasiskolinti. Aš gyvenau kaime, kur vienas kitam skolindavomės iš turtingesnio, iš pasiturinčio ir visada grąžindavo skolas ir visada viskas ten buvo gerai. Miestas daug metų pas mus gyvena neblogai ir yra ko gero mažiausiai Lietuvoje, kaip čia pasakius, neigiamų pusių. Žodžiu, aš tikrai pritarčiau šitam projektui savo pasisakymę. Ačiū labai už šitą pasisakymą. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Gerbama Judita Simonavičiūtė, dar norėtų mažą repliką prieš balsavimą. Norėčiau atkreipti tarybos narių dėmesį, kada jie pasisako už projektus, kuriuos savivaldybės vardu administracija teikia, jau tada tarybos nariai visada yra informuojami, kad prie šito projekto reikės maždaug 10–15% prisidėti. Tai tikrai tarybos nariai, keldami ranką už įtraukimą projektų į sąrašą, jau tada turėtų atkreipti dėmesį, kad administracija ateis ir prašys kreditavimą tiem projektam. Nes iš principo visi investiciniai projektai, tai yra turto kūrimas, jie bus reikalinga parama. Iš tarybos, iš biudžeto kiekvienų metų mes tikrai neturim pinigų ir jau eilę metų yra skolinimosi politika šitoj vietoj.
Šiai dienai Lietuva gauna struktūrinę paramą, tai yra pinigai, kurie ateina iš ES ir visada politika buvo tokia, kad juos reikia įsisavinti. Tai yra Klaipėdos miestui, klaipėdiečiam pagerinti įvairiais pjūviais įvairius objektus. Tai ir sporto, ir medicinos, ir įvairiausi dalykai. Tai va, kada mes ateinam su veiklos planu, ten vėl būna įtraukti investiciniai projektai ir jūs matot, su kuriais mes dirbsime. Dabar, ką daro savivaldybė, siūlydama imti paskolą, tai yra subalansavimas tų srautų, kurie jūs jau buvot pakėlę 2 kartus ranką. Tai pasakyti taip, kad tarybos nariai nežino, kur tie pinigai eina, tai tiesiog yra, mano galva, neteisinga. Dėkui tiek. Ačiū už repliką. Tiktais papildo bendrą supratimą, kad šitas sprendimo projektas yra parengtas laikantis visų tą reglamentuojančių aktų reglamentų. Yra patvirtinimas Finansų ir ekonomikos komitete gautas ir jokių prielaidų šitą projektą dabar vertinti kaip kažkokį neišbaigtą ar atidėtiną nėra. Ir aš manau, su tom turėtumėte visi sutikti. Ar yra dar, kadangi pasisakyti norinčių daugiau, nebematau. Tada kviečiu kolegos balsuoti. Antrasis darbotvarkės klausimas dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti. Jungiame balsavimą kompiuteriu. O kas balsuojate kitų būdų, kas už šį sprendimo projektą? Trys už, tai buvo, ačiū. Kas prieš šį sprendimo projektą? Kas susilaiko? Ačiū. Kadangi visi išsakėme savo valią, stabdome balsavimą kompiuteriu ir matau rezultatus tokius. Kompiuteriu 17 balsavo už ir 3 balsavo vardiniu balsavimu, 20 balsavo už. Prieš kompiuteriu balsavo 2 ir 1 vardiniu 3. Ir susilaikė kompiuterio, nematau, 3 ir 1 vardiniu balsavimu. 20 tarybos narių balsavus už, 3 balsavus prieš ir 4 tarybos nariams susilaikius. Sprendimui yra pritarta. Ačiū labai. Trečiasis darbo